Labas rytas. Aš atsikėliau, nuėjau atsiprausti ir uždariau duris kambariaus. Mano kortelė nuo durų tai kambarį palieka. Kai dabar susam šmutkiem, net negaliu pareiti kambarį. Einu dabar iki reception, aš jūsų gal kiet kortelį tiesiog dausiu. Nu, bet žodžiu, aš tiesiog nenustoju stebinti pats savi. Čia yra klasika, man atrodo, nešventė pavarotai. Davė kietą kortelę, pasidė daiktus, tuomet vėl atgal parneša. Nu, žodžiu, nuotikės, aišku. Pusrytainiai. Nu, labą ryt. Man žiaplumau, tai jau ribų nebė. Išėjau iš kambariaus, neskaitant, kad ten su ta kortelė aš prisidirbau, bet nepasimiau pakrovėjaus. Išėjant panelį visai dieną į miestą be pakrovėjaus. Liuks. Toliau, nusipirkau biletą į tas karštus vonis kažkokį mondrą temperatūrbintą su degustacijai. Tai dabar jūs norit pasakyti, kad aš užpiltom akim turiu vakščiuoti paskiau po miestą. Tai ką aš be atsimins, ko aš mačiau. Nu, bet neišnaudoti irgi būtų labai jau neprotinga. Toliau, rekomendavau užsisakyti kažkokį Dunojaus upe plaukimą, žodžiu, sutau. Kaip tos į valtis, nu kas čia su tas mėgenin, nu žodžiu, su valtim plaukti. O ten, mačiau, irgi pasitinka su šampanu. Tai, nu tai va tokį dainelį nusimat, jeigu baisiai prisišnekės šiandieną, nepykėt, šiandien aš šnekėjau, viens šnekėjau. Ir va tiek. Norėt pasakys, kiek sumokėjau už hostelį. Prisėskėt, nes galėt nualpti. 2 naktis su pusryčiais kainavo 15 eurų. Įsivaizduojat? 15 eurų. Ir pusryčiam davė virtų kiaušinių, bulką su margarinu, biškį ten daržovių, į kavėlis iš aparatų. Kuo bereik? Nu tiesiog 15 eurų. Ir vienas dalykas toksam, kad norėčiau paminėti, tai kad aš mėgojau kambarį 8 lovų ir 7 šanų pyrą. Nu, bet aišku, aš tom pamačiau tik tas šį rytmetį, kaip atsikėliau. Vakar belikiai knarki kažkas. Bet aš turėjau ausų kištukus, tai per koks 5 minučių užmigau į dzirmą visišką buvo. Net nebuvau prasibodus. Tai žodžiu, labai puiku, labai gerai. Dabar einu į tas terminės vonios, ką panos vadinas, gal nežinau. Bet savo kokį kaušį esu išsiploviau galvą. Kam reik maudytis prieš einant į baseiną? Nu kam? Bet čia yra silpna protystė. Ir dar nebuvo plaukų džiovintovų, tai tik pusiau šlabias plaukas išeina. Nu bet į kapijau. Jau nebatplausiu atgal. Galvojau, iš tikrųjų šiandien užsidėsiu makijažą, jau taip piški mergaitį panašesnį išėjusi ton miestą, viskon. Kur tau palikau į kambarį vis makijažą. Išėjau dabar čia jau, tipo, neapgalvota į tas vonis. Aš net nežinau, laukiu, kai 9 laipsnė, o tai ten labai šilta, ten tai vandenis, ten, nu, tipo, vis tiek laukia, aš ten būsiu, tai nesušalsiu. Niek nežinau, va taip va, išėnė, va suskaisti, va taip jį turi. Nu, bet niekad, nu, čia visas į gerą. Tiesiog kambariai 8 žmonės mėgt, gavai staigę susirinko aš to savo daiktus ir greičiau vien laukiu iš to kambariaus. Tai taip kažką neapgalvotą padariau. Dažniausiai aš kaip atvarau kažkokį vat kietą veitą, atsikėlu, nueinu kažkur ramiai, kavos atsigerti, ten papusryčiauti kažko, apgalvoju, ko veiksiu, kur eiti iš pradžių, pasižiūrėu, kur kas užbukinta ir panašiai. O dabar tai taip staigė, tik išėjau ir į gatvę iškart. Nu tai va taip, va, kažką pigavos. Nu bet niek, einu į tus baseinus, žiūrėsiu.
ten sāk reik, tipo, šlepēc atsinešt rumšlus, bet per Orijaus kelionis vizējaus, kad gali nesinešt, tur veito parduot. Bet tā koks bairas. So, juk aš galvojau, ka eurą čia ir. O čia net ne eurą, tai ir išsikaičiau bolt, galvoju, kokias čia mane skaičias rodo. Net ne euras. Neturiu ni vieną gryną pinigą. Jėzau, šitų įėjimų, kaip į Akropolį. Nuėjau į vieną įėjim, sak, ne čia, eik iš kitos pusės. Nuėjau iš kitos pusės, sak, čia žinok, čia medical section kažkap tie. Ir vėl einu iš kitos pusės. Tai aš tu vis tom pastatą peisiu. Nu, į gal jau ir įeisiu, kaip norintas. Bet gera, kad net ten, nes ten labai jau taip nefainė buvo. Taip grina, kaip ligoninėje senu nepatiko. Į tokių dėdukų labai daug buvo. Nu jau ką, nors basėjams taip nesinešu. Nusipirkau šlepetis. Ir ten tipo raška reikia turėlis. Bet sakau, nu turbūt nebūtina. Sak, jeigu neįsi į tus basėjams laukia, sak, tai tada nereikia. Dabar persirinkti ir viskas. Šiaip čia senoviška, gana ir labai senoviška. Bet, nu, tam ir laibs. Nežinau, kaip jūs sakot, bet aš jaučiu, kad reikia čia eit. Taip pat apie degustaciją eis, tai jau, nu, kaip ir koks skirtums. Tai va, atrodo šitaip, visa fainė. Į to nalaus baseiną nejau, neapsimok varyt. Čia jau reikia su draugas atmauti. Ir, žodžiu, iš tikrųjų telefonas, tai nuotraukas neturėsiu iš tos veitas. Kon, pafilmuoti. Nežinau, kon čia befilmuoti. Nu, išėjau iš tų baseinų. Aš sakau, vienį nesklandumą. Noriu atrakinti savo spintelį, kur pasidėjau drabužius. Neatsirakint. Nuėjau prie tos babunėlis, kur ten sėd. Sakau, tipo, neatsidar. Sak, parodyk pasą. Ta prasme, kuntų pamatys tam pas, kad mon kortelį ir, tipo, mon nuotrauk. Sak, parodyk pasą. Gerai, kad turėjau už telefoną užsikiešus ton kortelį. Parodžiau, tai tu metą nuėjai atrakint man spintelį. Noriu išeiti vėliak. Vėl neveik man tas laikrodis, nu tas, kur ant rankos užsidėti, tas dačiks. Neveik, negaliu išeiti. Kažkaip nesąmonė išvies. Kas dar pala man buvo? Prisiminiau. Vienu žodžiu, nuėjau į pirtį. Pirtis tokia žiauriai fain pirtis buvo garienė, bet un tiek daug garų, kad aš tiesiog įėjau ir net nematau nikur atsistuoti, žmonių tiek daug garų buvo. Žiauriai ger pirtis. Ir aš taip išėjant, galvoju, čia palysiu po šaltų dušų. Plysta savo, nulaužiau kraną. Nu, ta prasme, ton, ko reikia reguliuoti, nulaužiau ton savo. Uns nukrėtų ant žemės, linkiaus paimti, man atsisėk lemenuks. Aš nežinau, jeigu aš gyva grįšiu dar iš to Budapešto, tai da gera. Nes, nu, toks nesąmonis. Bet visas gera, spėjau ten stengė susigrabaliuoti, susigaudyti. Nu, bet what the fuck, už ko aš blog padariau. Tai va, paprašiau kažkokius mergos tiesiog užsegi ir viskas, ėjau toliau. Dar buvo fain šiaip dalyks, bet turi varyti su draugas. Žodžiu, toik medienį vonę, ten pripelt kažkokį ten to mineralinį vandens ir krans iš katro bėg alus. Nu, ten gali gerti, kiek nori to alaus iš to krano, žodžiu. Tai taip žadėjau gal davaryti, bet aš, nu, kiek aš išgers? 3 maksimum, 2 bokalus, nu, į viskas aš jau ėjom gulti. Tai, žodžiu, nevariau. Įkainau 7 eurą, taip išbrongė. Tai va, tokį patirtis tos baseinus, o šiaip tai, nežinau, nelabai pailsėjau iš tikrųjų. Kažkaip nesąmonį, tokį biškį išsidraskęs, kažkokį išsiderinus, man atrodo. Tai dabar varau pavalgyti. Galimas variantas yra, kad aš kaip noriu valgyti, maniai būn toks kažkoks, nu kažkap taip nesisek, atrodo nieks, ten kažkap tipo
cukraus kiekis kraujui nukrenta, pradėt svaigti. Tai va, pavalgys, gal pasiims vaiką lučiaus ir žiūrės kon toliau. Girdat, kaip suprast, aš atvarau, vanduo išdžiovis, einu prie to štempeliaus, remontavom. Nu, taip, reik pasiteik turistus. Aš nesuprantu, kai influencerį atvažiuom, nieką nesutvarkot. A čia gal neturėjai būti vanduo? Nes ten tai mašin stov. Nu, bet tai... O tai končiai su redučiais važinėteis rekt. Eite jūsų. Ei. Labai apgailestauju, bet nežinau, kas čia. Čia yra atei. Nežinau. Aš labai apgailestauju, kad jūs te pliūdat dėl kažkokios žvaigždės. Tikrai nežinau, kas jums ten ir iš One Direction gal. Nežinau, tikrai. Gražiai čia atrodo, išskyrus, kad remontuojant ton štempelį. Bet tai gražiai. Man pastebėjau nebėr įdomią dalyką, katrus aš jau esu kažkur panašiai mačius. O duok šitą, nemačiau tą nikur ir atrodo gražiai. Žiūrėkit, nas. Aš nežinau, irgi, blem geras, išvažiavom, net nepasidom, kas ten yra, bet aš jaučiu, kad ten būt kavėjim, ore, tipo, nežinau, ką būn ten, nu, ką būn tai. Savo, kai kauši, niek savo nežinau, o pasakoju, čia kažko neaiškinu. Dabiško pasakos apie šį naktį. Žodžiu, parvariau į kombarį ir gerdu žiaurėk narkiau kažkas. Ir datų žmonės nikad negali išmėgti ir vartos, tai telefon pasiem, tai dekon, o ten tas veins, bet teik, narki. Tai gerai, aš turėjau ausų kištukus, įsidėjau į viskas, per 5 minutės aš nutrūkau ir, nu, niek, man zin visišką vis naktį išmėgojau, bet turiu ausų kištukus, tiesiog toks išvaistinis, tai, nu, nieko gero, aš žinau, yra medžiotojų, tai tokiai kištuką, bo tintai įsidedi ir tikrai jau niek negirdi, tai kiet kartą, jeigu vėl teks kažkur važiuoti ir mėgoti hostelį, tai tus medžioklėms reikės nusipirkti. Tai va, į jum patar. Dar viens patarėms, kiti hostelė tors spintelis, kur gali pasidėti daiktus su raktu užsirakini, o jau antras hostelis, katram aš mėgtų ir yra, žodžiu, su spinelėm užsirakinama, bet spinelį turi turėti savo. Tai va, irgi dar vienas dalykas, kad kitą kartą, jeigu važiausiu vėl kažkur, reikia turėti spinelį nusipirkus. Fasuolė aug, užalti. Nu čia gyvendams nenumirsi iš bado. Aš vis taip pasakysiu, aš ką esu laiminga, nu, eikti savo, paėm savo pati, susitaupė, užsidirba, ne koks kakalis nupirka, nei kas davė pinigų. Išvažiavo, beproti, kažkur, plakas, veina pati. Nu, aš nežinau. Nu, čia man svajonė pildos. Aš taip savim džiaugus, kad aš taip padariau. Nu, žodžiu. Tik dievaliau, buvo geras, tik tą netimkite, jeigu vis laik tepi būn kapir. Kaip tarėm, tai padarėm, alutis ir česnakėnį kažkokį siurbėlę. Bein žodžiu, čia burėka tešla, grėtiniai sūris ir česnakėnį siurubą. Sekantis patiekalas, jautienas, kažkoks guliašas su naminės makaronas. Normalia. Taip, kaip numus pasidaryčiau, sakyčiau, na, nu taip maždaug. Skaniai, nu taip. Paprasta.
Sriuba buvo geriau. Žinot, ka būna toks dainas, kur nieks nesiseka. Kon jiem ir rongs, tas krent iš nagų, bandą duris atidaryt, vos neužsiimu iš su tom durim. Nu, žodžiu, tiek šiandien nieks nesiseka, kad wow. Po miestą plakaus jau koks 3 valandas. Nu, neklyko. Nu, koks 3 valandas plakus, nemačiau dar niek visiškai. Niek nepamačiau. Dabar paskutinis šansas, užsisakiau kruizą. Jaučiu pelę kiek sušausiu, nes aišku negalvojau, aš turiks nesėmiau. Bet jeigu tas nepaeina, tai tada perku bilietą už valandos, skrendu namie. Nesąmonė, kapnumus būnu, nu tiep, tiesiog nepaprasta daina, kažkas nesisek. Tai ton daina niekai nebedara. O tipo, priėmi rami, nieka kažko ten baisė neveikia, gal tiesiog ta daina tokį lemta. Bet aš šitai negaliu savo to leisti, aš šį naktį išskrendu. Nu, bet vien žodžiu, nu tiek, nu pat ryt nieks nesisek. Tai va, paskutinis šansas kruizas, jeigu ne, tai nežinau. Pamatyti miestį daug ko, bet visur tol 12 reikia, aš šaliai. 4 jau. Aš dar niek nemačiau. Visiškai. Tom baseinu, kur Montenel basekės. Hello. You're welcome. Turiu išskrėsti šį naktį. Aš negalvom, kad patingi vieniems. Atšauk savo skrydį. Aš kažkodėl nujaučiau, aš prieš kelis dienas jau žinojau, kad jie bus. Ir reiškia šį naktį skrendu į Briuselį. Ir nežinau, žiūrėsiu paskui iš Briuseliaus, ką parskreis. Bet dabar neturiu laiką žiūrėti bilietus, aš dabar atėjau į gražią vietą. Tai mūsų kamarys. Klasika eilinis dalyks. Saka, iš kuriais saka Lituanija ir negalvo, kai iš Ukrainos, nes Ukrainija. Tiek sakyti Litvanija. Prieš išvažiavau su tėti turėjom pokalbį apie keliones. Tai sakė, labai gerai ir turėti adatą. Į tepštą užsiviniuoti su siūlu, žodžiu. Sakė, nes nežinau, kuomet ar kažkas suplyš iš rūbų, ar pačiam reiks savi susisiūti. Ir kaip tai gerai, ką pasimėjau, nes reikia kuprėnį susisiūti, praplyšti. Valiau to labiau plyšti. Tai va. Siūlis tai įspūdingas bus. Taigi vaikį, kadangi turėjau Lietuvą parskristi su persėdimu, tai
sugalvoja streikuot, liktas Rainier ten kažkas ir, žodžiu, dėl to atšaukė mano skrydį iš Briuseliaus į Rygą, bet aš vis tiek į Briuselį skrendu. Biškį pabūsiu Briuselį netikėta ir tada važiausiu į Olandiją, nakvosiu ten pas draugą ir kitą dieną, tai yra 23 dieną, jau skriesiu į Vilnių iš Olandijos. Planas toks, jeigu vėl kažkas nekeisės. Guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. Nu, Briuselį kopūsta. Žodžiu, video pradedu biškį dabar vėliau. Jau esu nemažą laiką Briuselį, bet buvau susitiek su vienu žmogum, atsigeriam kavelis, pašnekėjom. Tai nelaba buvo kom pafilmuot. Tai o dabar varau į autobusą, ten palikau savo kuprinį, kad nereikėtų nešiotis. Tai pasiimu kuprinį ir varau į kitą stotį, iš katros važiausiu į Olandiją. Vis laiką vis tiek įdomus tai gamtos dalyką, tai kokiai tai keisti, kažkokiais laiką. Eiti į krautis toks vietinis, visokių tų prekių tokių nematytų. Čia tai išvies papajų krautuvė. Tai išvies įdomi. Visokių šitą tokias. Tas sukrautus prekis. Taip. Nematytai. Taip, tiesiog sudėt. Harvey after 1 week in Brussels. Šiandien Vesdien, kiek Vesdien, iki 3 prabuvau Briuselį. Buvau susitiek su tokiu žmogum, katras irgi labai daug keliaun. Ką pasakyti irgi? Aš nedaug keliaun, daug keliaun. Tai va, buvau susitiek su tokiu žmogum, pagėrėm kavelis, pasivakščiojom po Briuselį. Tai nelaba ko nefilmavau. Tiksliau ne ką nelaba, bet šis niek nefilmavau. Tai va, dėl to šiandien kaip ir nieko nebus. O dabar važiuoju iš Briuseliaus į Olandiją. Ten praleisiu naktį. Ir rytoj jau iš Olandijos skriesiu į Lietuvą. Tai, kaip suprantu, turėsiu Olandijoje dar laiką nemažą. Tai labai tikausi, kai išėjęs ten dar kažkur pavakščioti, kažkom paveikti. Tai va tiek. Toks video. Tai nebuvau kuomet pavalgyti. Tai geriau tik tas kavos ir vieną belgišką vaflį suvalgiau. Tai nuėjau kažkokią, aš nežinau, tam žodį galim vartoti, bet į papajų krautuvę. Ir nusipirkau žodžianų bulką kažkokį ton, daunėlį, ir tiesiog kažkokių dešrėlių. Nes, jau kažkaip net atrodo širdį pykė, tų tokių saldumyn, skava, nesamai, reik mėsos. Labas rytas,
Žodžiu, esu Olandijoje, Eindhoven miestelį ir šiandien išskrendu jau į Lietuvą iš čia. Ir kam dar neaišku, nes jautus nelabai aiškiai paaiškinus, tai žodžiu, iš Budapešto turėjau skrydį į Briuselį ir iš Briuseliaus į Rygą, bet į Rygą skrydį man atšaukė. Dėl to nusprendžiau skristi iš Olandijos, nes iki Olandijos ten nedaug belikt. Tai va, taip tarėm, taip ir padarėm. Atvežė ir dabar turiu čia keletą valandų tame Eindhovene. Niek čia ypatinga nėra, bet nu vis tiek tipo pasivakščiaus, kažkam paveiks, gal kažkam pafilmaus, parodys. Ir kits dalyks, filmuoju dabar su telefonu. Nežinau, apasikeit kokybė, apablogėjai, apagerėjai, bet mano GoPro veids neblaba bėra, tai galvoju pabaigsiu telefonu, te patepčiu kiek laik bėra. Tai va, kažkam parodys ir žodžiu, einu. Vizikėt, iš Mėnulio skrend. Va, tai pasivažinėsiu dviračiais. Kiek skaičiau, tai tas pastatas čia tipo, wow, ir labai, tipo, reik čia aplankyti man. Nu, tipo, pasižiūrėti. Čia kas fainai, žiūrėkit, kokie keliukai yra dviratininkam. Tai kas dviračias ir su mopėdas gali važiuoti tokias takiukas. Tai labai fainai, eina savo kaip gera. Aš pažiūrėjau, aš tai skaušiu. Aš tai važiuojam su dviračiu, tai nu, labai rizikinga, net ir reakcijas. O čia va sau tokį leidį ir ramu. O, Uga. Hello, it's me again. Vizėkit, figas auga. Nesu mačius šiaip gyva, bet atskirto mėdį. Kaip suprantu, žalias, da. Tai jau į muziejų, tokį senovišką. Čia labiau vaikam, plakas čia neįžiūm. Gavau knygėlių su lipdukas. Nu, varinėvą kupiau. O tai toksas. Kokie žemi stoga, bet žiūrėkit, kaip gerai atrodo. Gryba augso. Cool. Broodje en dat je regelmatig even draait. Zoals je denk eraan dat je Koks lovėlis eina savo. Užsikurla. Ujau, kipalka. Užsikurla, už ką šilčiau būtų. Jan gulti. Užsimet saviškių. Kers. En eigenlijk als we bijna zuiver 5 euriukai turi. Į tėtą padarą. Ar pats pasidara. Dan kregen ze dit als bewijs dat ze daar naartoe waren. Want in die tijd konden mensen nog niet schrijven. Hè? Een paar mensen konden maar schrijven, de monniken. Labirintą padaryti. O, toks kaimėlis. Nu jau šulintai galėjo tikrai išsikasti. Nu bet tai... O! Staro! Chicken nuggets. Jeigu jums įdomi mano nuomonė, aš čia dar kokių kiaulių paleisčiau, kad tikrai būtų smirdėtų tų šūdų. Nu, kokių nežinau. Nu, vežtų aišku. Ir, bet jo, kokį paršioką da. Šie tik pasakiau.
Geras. A tau skaniai ten porvą valgyti. Žiūrėk. Neteiktas mir, nevaidink. Normaliai. Geras labai iš tikrųjų tiek tikrojišką padaryti. Atrodo, kas pas kokios babs kaim šitą rūtą auga. Tolets, ką priklaus. Aug porą šitą. Cool. Gerą padarė iš tikrųjų. Nu tai kon, viskas. Baigės man kelionė. Išeinu į oro uostą. O jau vyka apie niek nebefilmaus, nes kon ten oro uostą, tai visi oro uostas atmatėja, ne? Nu, tai ačiū, kad žiūrėjot. Labai gerą praleidau laiką, labai patiek ir pats filmavimas, vis tas procesas, bet tik tą gaila, kad nemoku da. Gal neišėlės, gal nesklandžiai šneku ir panašiai. Ir nu, gal tu biškį nesamon, bet jeigu jau įkėliau, jeigu jau pamatyt, nu tai reiškia geraus. Ir ko, nežinau, jeigu patiks, gal į tą pafilmaus, jei kažkur važiaus, kažkur veiksiu. Tai o šiaip tai ačiū, kad žiūrėjot. Galėt spausti Sapakaraib, like, comment. Zvambaliok ton varpėlį galėt užsidėti, kad ateitų notification, kai kėliau naują video. Tai kon, turbūt, kad iki susitikimo. Ate, čiau, bučkis, myliu.